Bet dar grįžtant prie to lyčių balanso, kaip tu matai šiuo metu visuomeniai situaciją? Ne, tai mes esam šiuo klausimu šudini viduramžių kaimiečiai ir niekur, net labiausiai progresyviuose pakrančių miestuose, ten ar Europos pakrančių, ar JAV pakrančių, tai šitas kelias nėra tikrai nueitas ir aš ko gero turiu vieną savo turbūt patį svarbiausią argumentą už lyčių lygybę ir feminizmą, nors esu kur kas labiau gal konservatyvus ir dešinysis negu mano žmona ar daugumą jūsų klausytojų, bet faktas yra tas, kad tol, kol mes neturime natūralios ir tikros lyčių lygybės visų pirma ugdyme, mes randam labai daug ekonominio potencialo, nes 50% mūsų pasaulinės populiacijos padaro mažiau outputo negu galėtų. Tai idealiam pasaulyje, jeigu mes turėtumėm tikrai visoms mergaitėms sudarę galimybės ugdytis ir dirbti taip pat, tai tas GDP turbūt pasaulinis būtų kelis kart didesnis. Mhm.